Tai labai diena. Trumpai pagalvojau, ką čia pasakyti ir vis dėlto nusprendžiau, kad kiekvienas turime savo kažkokių tikslų. Vienokių ar tokių, didesnių, mažesnių, kas nuvažiuoti vakarėlį, kas grįžti iš vakarėlio, kas parduoti pirmą automobilį, kas parduoti pirmą namą ar pirmą žoliapjovę. Tai kiekvienas turim savo tikslų. Ir versle, kadangi esam didžioji daugumoje 99% verslo atstovų ir dirbam arba savo arba kitiem, tai natūraliai tikslų turime iškeltų siekti. Ir turime tikslus versle, kuriuos lengva siekti, kai yra tam tikra struktūra ir jinai yra smart. Smart tai čia nėra vertimo nereikia taikyti, o pritaikysim mes jį šiek tiek kitaip. Tai tikslai turėtų būti specifiniai. Tai yra konkretus tikslas, padidinti pardavimus per laiko tarpą. Turime turėti tikslus, kurie būtų pamatuojami. Tai yra, kuriuos galim pamatuoti. Pritrauksim 10 naujų klientų ir tai galim pamatuoti. Jie turi būti pasiekiami, achievable. Tai yra pasiekiamas tikslas, kad atsižvelgiant į jūsų turimus išteklius ir galimybės. Tai yra, kad negalite, kad neprisimti užsakymų tie, kurių negalėsite vykdyti ir taip pakenksite savo verslą. Relevant, atitinkantis jūsų viziją, strategiją, tai, ką jūs planuojate ir su kuo einat koja į koją ir kaip atitinka jūsų vertybės įmonei. Ir time-bound tai yra prisirišę prie laiko. Nes puikiai žinot, kad jeigu tikslas neturi įgyvendinimo laiko, tai yra svajonė. Tikslas turi turėti konkretų laiką, kada mes įgyvendisim ir kaip tai platuosim. Ir taip pat turime tikslus BNI. O BNI tikslai yra ką? Labai paprastai iš tikrųjų. Tai reikia lankyti susitikimą tik vieną kartą arba surasti pavaduojantį. Reikia turėti 2-1-2-1 per savaitę. Taip pat generuoti bent vieną rekomendaciją per savaitę kolegoms susipažinus. Taip pat kviesti svečią, rekomenduojama minimalus terminas, minimalus kiekis yra vienas svečias į ketvirtį, bet čia kiekvienas turite turėti savo indėlį ir puikiai suprantat, kad jie mums reikalingi ir malonu, kai yra pilnas žmonių mūsų salė. Ir, toksai nesuapvalintas skaičius, bet pusę valandos mokymus kredito per savaitę. Kaip matėte, vertybė yra mokytis visą gyvenimą, tai BNI tai suteikia. Ir ne tik organizuoja gyvus mokymus, jie dabar Zoom formatu, bet ir turi archyvą mokymų, kuriuos irgi klausant narių užsiskaito kaip dalyvavimas mokymuose. O štai turime 6 mėnesių tikslus, o jie yra 24 lankytiniai susitikimai turėjom lankyti, taip pat 26 1-2-1 turim turėti, 32 rekomendacijas, 2 svečius turim būti pakvietę. Ne visiems visą laiką tai gaunasi, bet tai yra minimalus kaip ir tikslas, tai rekomenduoju peržiūrėti savo šviesoforę ir matyti, kiek iš tikrųjų ko jums trūksta ir ar tas tikslas yra pasiektas. Ir taip pat turėti 8 valandų mokymus į kreditų įvertį. Tai, o kas be ko, tai Givers Gain ateina, kai vyksta pripažinimas ir jūs, aišku, gaunat padėkas, dėl ko mes visi čia ateinam ir jūs siekia. Ir taip prisidedam prie bendro mūsų Aitvaro klubo indėlio. Tai, čia klaidų gali būti su kalendoriumi, nes generavo dirbtinis intelektas, dar gal gerai nemoka, bet suprantat, kad reikia skirti laiko, konkrečiai laiko, kažkur kalendoriuje, kur mes turime skirti tą laiką BNI, kad to nereikėtų daryti paskutinę minutę, o tai padaryti kokybiškai ir pagerbti savo kolegas savo dėmesį. Ačiū.